Ar turi planą, kaip sustabdyti odos dribimą? Su metais mūsų oda nuo tos, kaip pasakyti, viskas tempėsi žemyn, ar ne? Ir oda, ir viskas, bet, pavyzdžiui, paakiai dažniausiai irgi būna užkrenta, dėl to, kad tas traukos dėsnis jisai veikia. Tai turiu tau sprendimą. Turime labai fainą produktą, Cellufite, kuris stangrina odą. Ir celiulitą, ir visus va šitus bingo sparnelius, visus nudribimus. Tiesiog oda atsigauna ir turi labai tokį gražų, sveiką vaizdą, dėl to, kad mes naudojam tuos produktus, kurie turi ingredientų, kurie yra atsakingi už šitą dalyką. Aš vieną jau esu sunaudojusi, parodysiu, kad tai yra tuščia dėžutė, o šitas dar turiu vieną laisvą. Jeigu nori, rašyk, jo kaina yra 74 eurai, bet šiandien darau didelę labai nuolaidą, bet tai yra tik šiandien, happy hour, tiesiog 20 eurų pigiau. Tai ne 74, o 54. Jeigu nori, rašyk, turi paskutinį, užsirezervuok. Dabar truputėlį papasakosiu apie jį daugiau. Aišku, paskaitysiu, nes aš visko neatsimenu. Taip, Cellufite Nutricot New Generation. Tai maisto papildas tik natūralios kilmės ingredientų pagrindų. Jame yra net 7 augaliniai ekstraktai, pasižymintis ryškių anticeliulitinių poveikių, įskaitant proantocianidus, kurie laikomi galingiausiais antioksidantais pasaulyje. Pagrindinė produkto užduotis yra sumažinti vadinamosius apelsino žievelės matomumą, užkirsti kelią jo susidarimui. Be to, jis puikiai padeda virškinimui ir žymiai sumažina patinimus. Dažinės ciberžolės šaknų ekstraktas padeda išvalyti organizmą ir palaikyti tinkamą lipidų apykaitą, o tai naikina celiulito požymius ir didina sotumo jausmą. Azijinės centelės ekstraktas padeda išlaikyti odos tangrumą ir elastingumą, taip pat tinkamą riebalinio audinio struktūrą. Indijos dilgėlių lapo ekstrakte yra forskolino, kuris veikdamas riebalų apykaitą padeda palaikyti sveiką kūno svorį ir turi pastebimą poveikį mažinti celiulitą. Paprastųjų kaštonų sėklų ekstraktas apsaugo ir mažina patinimus, stangrina kraujagyslių sieneles ir atkuria jų elastingumą, didina audinių aprūpinimą krauju, turi antikoaguliacinį ir priešuždegiminį poveikį, padeda pašalinti toksinus iš poodinio audinio, mažindamas celiulito atsiradimą. Ananasų vaisių ekstraktas skatina medžiagų apykaitą ir skysčių pertekliaus pašalinimą, gerina drenažą ir kraujotaką, stiprina odą, mažina patinimus, uždegimus, greitina baltymų virškinimą. Paprastųjų kiaulpienių žolės ekstraktas pasižymi šlapimą varančio poveikiu, gerina toksinų, prisidedančių prie celiulito susidarimo šalinimą, atkuria odą, didina jos elastingumą. Vynuogių sėklų ekstrakte yra bene galingiausių pasaulyje antioksidantų proantocianidų, kurie dalyvauja mažinant laisvųjų radikalų poveikį, lėtinant organizmo senėjimą, stimuliuoja odos mikrocirkuliaciją, gerina jos spalvą, mažina kraujagyslių ir pigmentinių dėmių matomumą, pagreitina audinių regeneraciją ir žaizdų gijimą, reguliuoja riebalinių liaukų sekreciją, apsaugo nuo hialurono rūgšties, apsaugo hialurono rūgšties atsargas odoje ir užkerta kelią neigiamam UV spindulių poveikiui. Vartojimas naudoti 2 tabletės, užgerti tinkamu vandens kiekiu. Tai šitas Cellufite yra tikrai labai didelis pagalbininkas, jeigu norime išlaikyti stangrią odą, turėti gražią odą ir neturėti celiulito. Tai sakau, turiu paskutinį, jeigu norite, galite rezervuotis tik šiandien už tokią gerą kainą. Vietoj 74, tik 54 eurai. Tai dabar gal norite kažko tai dar paklausti, rašykite. Realiai tai visi mūsų produktai yra sertifikuoti pagal ES direktyvas.
Visi produktai yra su sertifikatais, visi produktai yra gaminami ne kažkokiem tai azijiečiam, o ES gyvenantiems žmonėms. Ir visi atsiliepimai, jeigu reikia kažkam, tai galite rašyti asmeniškai, parašysiu, nes yra tikrai daug labai pagirimų, labai daug gerų atsiliepimų. Ir noriu palinkėti jums, kad turėtumėt planą, kad žinotumėt, ko norite, kaip tą odą savo gražią, jauną, elastingą, stangrią išlaikyti. Tai ką, gražaus jums pirmadienio, gražios savaitės, susiplanuokite savo sveiką gyvenimą, savo sveikatą ir jeigu turite kažkokių tai atsiliepimų, tai būtinai parašykite, o jeigu manai, kad šitas video kažkam tai gali būti naudingas, tai būtinai būčiau dėkinga, jeigu pasidalintum. Jeigu pirmą kartą matai mano video, tai parašykite komentarus nauja, jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, širdeles, jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas. Tai tiek šiandieną ir ką, pasimatysime sekantį kartą. Geros dienos visiems. Iki, ačiū, kas buvote. Opa.